Ar jau teko girdėti? Lietuviai iš Joniškio groja post-punką, dainuoja ukrainietiškai ir renka 100 000 perklausų. Komentuotojai juos myli. Kaip lietuviai gali išmokti taip gerai kalbą, kad dainuoja geriau nei ukrainiečiai? Wow, aš tik sužinojau, kad vokalistai iš Lietuvos, jo ukrainiečių kalba neįtikėtina. Arba senoji ukrainiečių buvo oficiali Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kalba. Aš tokio fakto istorijos pamokoje nesimokiau. Lietuvoje muzikantų bendruomenė gana maža, kaip aš jų iki šiol dar niekur nemačiau ir negirdėjau. Prieš porą savaičių rašiau jiems e-mailą, kviečiau susipažinti, jie man nieko neatrašė. Šiek tiek keista, kad jų e-mailas užsibaigė @proton, nes šitas e-mailas dažniausiai naudojamas kontekstuose, kai žmonės nori paslėpti savo tapatybę. Kitas dalykas. Grupė turi savo YouTube'ą, turi savo Bandcamp'ą, turi savo Patreoną, Facebook'ą ir panašiai. Žiūriu, kas čia tie autoriai. Tai yra Nestor Vikalitis bei Kira Vilkaitė skliausteliuose Vikalitis. Jeigu aš norėčiau sugeneruoti lietuviškus vardus ir pavardės prastai, tai skambėtų labai panašiai. Be abejo, įrašus į Google'ą ar Facebook'ą Kira Vilkaitė, jokios informacijos nerasit. O dar pažiūrėjus į sugeneruotus paveikslėlius ir tai, kad jie pradėjo leisti dainas ispaniškai, man leidžia teigti, kad tai nėra lietuviška muzikos grupė, tai yra dirbtiniu intelektu sugeneruota muzika. Ir šimtai žmonių to klauso net nenutokdami, ir tai nėra vienintelis atvejis Lietuvoje. Iš karto atsiprašau jūsų ir jūsų ausų. Čiki briki šmulirūri, vakar geriam dahuja, šiandien žiūri blogą, skauda baisiai man galva. Artūras Šereika sako, super, geras balsas, ritmas, super, greit pasenit ir niekam būsit nereikalinga. Užkabino baisiai geras gabalas, vasaros hitas, nuostabus vokalas. Čia po viena daina virš 200 komentarų. Fablys, YouTube'e turi beveik 7 milijonus perklausų, 11 000 subscriberių ir tragiškų dainų, tokių kaip, pavyzdžiui, Spaus, gazas, dugnas, bambalį vairuoju, nesadrovė svajoti, jų niekas to nemato. Aš turiu fantaziją, du gražuoliai vyrai vienu metu, vienas valgy daro kaip gražu, kitas namus tvarko nuostabu. Perfect balsas, geras ritmukas, labai gražus balsas ir dainikė, graži daina ir balsas šios panelės, muzika ok, panelė wow. Dėja turiu visus nuvilti, kad čia tikrai nėra tikra moteris, vaizdas sugeneruotas, muzika sugeneruota, labai manyčiau nekokybiškai, popsiškai ir tragiškai. Ir problema numeris 1, niekur nenurodyta, kad tai yra su dirbtiniu intelektu sugeneruota muzika, kad tai nėra tikras žmogus ekrane. Ir daugybė žmonių tai nėra savaime suprantama ir savaime aišku, argi net nežino, kad tai yra išvis įmanoma, kad tai būtų netikras žmogus ekrane. Tai yra nenaujas fenomenas, kuris gana neseniai pasiekė Lietuvą, tai yra dirbtiniu intelektu sugeneruoti muzikos kūriniai. Pasaulyje vasarą nuskambėjo The Velvet Sundown grupė. Dust on the wind, boots on the ground, smoke in the sky, no peace found. Jis spėjo išleisti net keletą albumų prieš tai, kol buvo atskleista, kad tai yra tiesiog su dirbtiniu intelektu sugeneruota grupė. Galėjote jos klausytis Spotify'e. Beje, Spotify'us praneša, kad per 12 mėnesių išėmė 75 milijonus spammy tracks. Dalis iš jų yra generuotų dirbtiniu intelektu. O Deezeris sako, kad 28% visos muzikos keliamos į platformą yra sugeneruota su dirbtiniu intelektu. Tai jos yra labai daug ir ją sunku sustabdyti. Bet paskutinis lašas, kuris paskatino mane padaryti šitą video, buvo laiškas iš, pavadinkim ją, Aistę, kur jinai pasakoja apie jos vaiko mokykloje leidžiamą muziką. Mokykloje visa bendruomenė ir mano 3-metis sūnus šoka ir dainuoja prieš pamokas pagal daineles iš YouTube kanalo Smalsučių pasaulis. Puiku, paklausom Smalsučių. Mažos mašinėlės man labai patinka, aš norėčiau būti joms už šeimininką. Įrengčiau seniausių mašinų garažą, sau pasidaryčiau mašinėlę mažą. Dzin, dzin, aš sustoju.
Smalsučiai į YouTube prisijungė tik šių metų gegužę, bet jau turi virš 2 milijonų perklausų. Vis tiek geriau už DJ Fablies, kurią ką tik klausėme. Akivaizdžiai, su dirbtiniu intelektu generuota muzika niekur tai nėra nurodyta. Aš įsivaizduoju, kad vaikams tai patinka, nes tai labai simplistinės dainos, labai pagaunančios ir naujasis Baby Shark. Bet aš puikiai suprantu Aistę, kuri laiške mūsų 2 bitų laidai rašo, kad kaip atpažinti, kad muzika ar garsas yra sugeneruoti su dirbtiniu intelektu, kaip identifikuoti sintetinį garsą ar balsą, kur galų gale jų ribos. Ir tai yra labai geri klausimai. Prieš 3 metus sukūriau ir paleidau pirmąjį lietuvišką dirbtiniu intelektu sugeneruotą albumą Prompto algoritmika. Man sakė, reik dar pakviesti visus tą trūkyti veipą ir judinti klubus. Įskipinsiu dar vieną, chemijos kontrolinį pasiekmės bus, sakė astronominė. Tuomet norėjau pabūti draugišku parazitu ir paskatinti diskusiją, parodyti, kad dirbtinis intelektas gali generuoti muziką ir dainuoti lietuviškai. Ir daugelį tai nustebino. Bent 20 konferencijų kalbėjau apie autorių teisių problemas. Dariau šį testą, kurį atlikite ir jūs. Mėnulyje ilgėjau saulės mūšyje taikos. Namuose reikėjo toliau, gegužės žiemos, o apsakiau prieš šuo. Tikriausiai užtrunka 3 ar 5 sekundžių, kad atpažintumėt puikios džiazo vokalistės Giedrės Kilčiauskienės balsą. Aš taip pat jį čia girdžiu. Ir kaip gali ta programa sugeneruoti tokį balsą? Greičiausiai jį apmokyta lietuviška muzika, bet to neatskleidžia, nes tai komercinė paslaptis. Beje, tas dirbtinio intelekto modelis, su kuriuo kūriau muziką, prieš 1,5 metų dabar vadinamas vintažiniu. Ir mes judame į įdomią, keistą ateitį. Neseniai nuskambėjo istorija, kaip atlikėja Xania Monet pasirašė $3 milijonų vertės sutartį su Halwood Media. Ir vėlgi tai nėra tikras žmogus, tai yra skaitmeninė atlikėja, surinkusi jau vėlgi kelis milijonus perklausų. Ji yra pilnai sugeneruota su dirbtiniu intelektu. Atsiranda aktorių, kurie pasirašinėja sutartis, nors yra tik skaitmeniniai avatarai. Labai daug apie ką būtų galima diskutuoti ir galbūt komentaruose mes tai galime pratęsti. Aš noriu paryškinti mažiausiai 3 dalykus. Pirmas dalykas, daugybė žmonių klausosi su dirbtiniu intelektu sugeneruotos muzikos ir net neįsivaizduoja, kad ji yra netikro žmogaus atliekama. Tas pats vyksta ir su lietuviška muzika ir daliai žmonių nusišvilpt. Dalis žmonių tikriausiai tai žiūrėtų kitaip, jeigu suprastų, kad tai dirbtinis intelektas. Šiaip jau to visai neatpažinti yra problematiška, nes greičiausiai tuomet sunkiau atpažįsti ir video sugeneruotos su dirbtiniu intelektu, ir paveikslėlius, o tai yra naudingas įgūdis šiais laikais. Antras dalykas, ir kuris mane labai erzina ir neramina, tai kad dauguma šitų projektų yra anonimiški. Mes nežinome, kas yra kūrėjai po tais atlikėjais. Ir tai yra blogai. Tai yra blogai, nes neaišku, kas neša atsakomybę. Neaišku, kas neša atsakomybę už tą turinį ir neaišku, kas galų gale neša etinę moralinę atsakomybę už pačią kūrybą, kurią ištransliuoja į pasaulį. Ką jau kalbėti apie tai, kad tai yra komerciškai labai patrauklu, galiu sukurti atlikėją, kuris labai daug keiksis ir patiks paaugliams ir tuomet po pusės metų jį parduoti kažkam ir niekas nesužinos, kad aš būsiu įsivėlęs į šitą abejotiną bizniuką. Ir trečias dalykas, tai yra tai, kad niekas iki galo neprisiima atsakomybės už tai, kas vyksta. Ir jeigu tikitės aiškumo, kad kažkas sureguliuos ir dabar prie kiekvienos dirbtinio intelekto dainos bus pažymėta AI, arba kad kažkas kažką uždraus, tai, abejoju, nes yra įstatymai, bet yra internetas, kuris veikia visame pasaulyje. Bet to pačiu Lietuvos institucijos galėtų tikrai kažką daugiau apie tai daryti. Ypatingai tos, kurios gina autorius, paduokite į teismą tą įrankį, su kuriuo gali sugeneruoti Giedrės balsą. Išsiaiškinsim, ar jie iš tikrųjų naudoja lietuvišką muziką dirbtinio intelekto įrankio sukūrimui ar ne. Tiek daug bambėjęs pasakysiu, kad dirbtinio intelekto įrankiai gali būti naudingi kuriant muziką ir su jais galima sukurti įdomius dalykus. Tačiau pirmiausia noriu iškelti daugybę klausimų ir paskatinti diskusiją, nes man atrodo mes vis dar apie tai per mažai kalbam. Jeigu žinot su dirbtiniu intelektu sugeneruotų atlikėjų ar projektų, kurių nepaminėjau, tai pasidalinkit su manim, man bus labai įdomu pamatyti. O šiaip tais gero atsakingo klausimo.